Lygiagretainis stačiakampis, rombas, kvadratas. Lygiagretainis stačiakampis tai lygiagretainis, kurio visi kampai statūs, lygus 90 laipsnių. Priešingos kraštinės yra lygiagrečios ir vienodo ilgio. Įstrižainis LN, KM yra vienodo ilgio ir dalyja viena kitą pusiau. Lygiagretainis rombas tai lygiagretainis, kurio visos kraštinės yra vienodo ilgio. Priešingos kraštinės yra lygiagrečios. Priešingi kampai yra lygūs. Įstrižainis susikerta stačiu kampu ir dalyja viena kitą ir kampus pusiau. Viduryje susikirtimo taške susidaro 4 statūs kampai. Lygiagretainis kvadratas tai lygiagretainis, kurio visi kampai statūs, o kraštinės yra vienodo ilgio. Įstrižainis yra vienodo ilgio, susikerta stačiu kampu ir dalyja viena kitą ir kampus pusiau. Duotoje užduotyje reikia apskaičiuoti trikampio KLO kampų dydžius. Iš karto galima užrašyti kampo LOK dydį, nes jisai yra statusis ir lygus 90 laipsnių. Kampo KLO dydį apskaičiuojame kampo L dydį padalinus iš 2 ir jisai yra lygus 45 laipsniam. Taip pat apskaičiuojame ir kampo LKO dydį. Kampų KLO ir LKO dydžius galima apskaičiuoti ir kitų būdų. Kadangi trikampių visų kampų suma yra lygi 180 laipsnių, tai iš 180 laipsnių atimame žinoma kampą O, tai yra 90 laipsnių, gautą skirtumą padaliname iš 2. Kampų dydis 45 laipsniai. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Kas yra lygiagretainis stačiakampis? Kas yra lygiagretainis rombas? Kas yra lygiagretainis kvadratas? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.